Sveiki! Riešo kanalo tunelinis sindromas yra dažnai pasitaikanti neurologinė liga, kuomet užspaudžiamas vidurinysis nervas riešo srityje. Užspaudus šį nervą jaučiamas skausmas bei silpnumas rankoje, bei dilgčiojimas ir tirpimas delne. Šiandien pademonstruosiu keletą fizinių pratimų, kurie gali padėti sumažinti šiuos simptomus. Pratimus atliksime atsisėdus patogiai ant kėdės. Rankas galime ištiesti priešais save arba šiek tiek sulenkti per alkūnes. Ir atliksime riešų lenkimą ir tiesimą. Vienu judesiu įkvepiame, riešus tiesiame, iškvepiame. Ir darome pratimą abiejoms rankoms iki skausmo ribos. Palankstome riešus žemyn ir pakeliame aukštyn. Pratimą kartojame 3 kartus po 10 pakartojimų. Kitas pratimas, suspaudžiame kumštį ir padarome liukso poziciją. Ir pakeliame riešus į viršų ir nuleidžiame žemyn. Pakeliame į viršų, užfiksuojame ir nuleidžiame žemyn. Pratimą kartojame 3 serijas po 10 pakartojimų. Kitas pratimas – riešo tempimo pratimas. Ištiesiame ranką priešais save, suspaudžiame kumštį ir pakeliame kumštį į viršų. Jeigu nepakanka tempimo, pasunkinimas gali būti ranką ištiesti. Dar pasunkinti galime kitos rankos pagalba, stumdami pirštus delną į save. Jaučiame vidutinį tempimą, užfiksuojame šitą padėtį ir išbūname 30 sekundžių. Pratimą kartojame 3 kartus. Kitas riešo tempimas. Ištiesiame ranką priešais save ir nuleidžiame delnus žemyn. Jeigu neužtenka tempimo, padarome kumštį ir į save. Dar pasunkinimas su ranka paspaudžiame kumštį link savęs. Jaučiant vidutinį tempimą, šią poziciją užfiksuojame ir laikome 30 sekundžių. Tarp pratimų atliekame 30 sekundžių pertrauką. Pratimas plaštakos raumenų jėgos didinimui. Ištiesiame plaštaką ir pakumščiuojame. Suspaudžiame kumštį, palaikome keletą sekundžių ir atleidžiame. Pasunkinimui galime pasiimti minkštą guminį kamuoliuką ir spausti kamuoliuką į save. 2, 3 ir atpalaiduoti. Suspaudžiame ir atpalaiduojame. Pratimą atliekame 3 serijas po 10-15 paspaudimų. Tarp serijų pailsėkite 30 sekundžių.